Tai aš žinau, kas ten vyksta, nu, tam lauke. Bet taip uždarai duris ir sakai, aš dabar, nu, neįsibaiminsiu ir nebijosiu to, kas vyksta ir veiksiu. Ir tada, nu, vat, kaip ir palaikai tą, kad žinotum, kas vyksta, bet neleidžiu ten savo daug būti. Nes jeigu pradėsi galvoti, tai, nu, tu paskęsi ten tose baimės ir taip toliau. Nes man ir buvo toks klausimas. Dabar investuoti, kai viskas kyla, kainos, čia visos grėsmės ir panašiai, bet suprantu, kad niekada nebus tinkamo laiko. Kad tas neapibrėžtumas ir tas, kad situacija keisis ir kardinaliai, ir greitai, jinai tik tai spartės. Tai dabar yra geriausias metas daryti veiksmus, daryti naujus dalykus ir kažkaip aš į tai turbūt pas mane toks principas. Aš labai naujas žaidėjas rinkoje, tai man pasakyti ir taip generalizuoti, kaip buvo ir yra, labai sunku yra. Aš pati turbūt esu kaip naujas formatas rinkoje. Tai jau matyti tai, kad aš ateinu į rinką su nauju formatu ir jisai pasiteisina iš klientų, yra teigiamas grįžtamasis ryšys. Matau, kad yra tam poreikis, ką aš, naujas būdas yra gauti desertus. Tai suprantu, kad ta rinka irgi keičiasi ir gal tiesiog ne taip sparčiai, kaip kad kitos sritis, ką tu paminėjai, marketingas, komunikacija, HR-as. Tai turbūt aš pati esu tas naujas dalykas toje rinkoje. Aš mažai laiko turiu domėtis šiuo metu, tai nežinau, žinok. Ir apie konkurentus kalbant, aš vienintelį kartą pasižiūrėjau konkurentus, kai reikėjo rinkos dydį suskaičiuoti. O daugiau, kad sekti, ką daro, tai nei laiko, nei noro turbūt yra, nes man atrodo daug svarbiau yra žiūrėti, ką tu darai ir orientuotis į tai, ką tu gali pakeisti, negu kad ką daro kiti. Rasą pažįstu daugiau negu 10 metų. Tai jau mano laikų išlikęs toks, kad ten, kur Rasa, ten tikrai bus kažkas naujo. Žinai, kaip eini per žmonės ir vis pasikartojančios temos tam tikros. Tai kai sutinki Rasą, tai žinai, kad nieko iš tų temų tikrai nebus ir bus kažką, ko aš dar nežinau, negirdėjau ir dar ilgai turbūt apie tai masės nešnekės. Tai čia viena dalis. O kas liečia su sąmoningos lyderystės mokymais, žinai, labai sunku suvesti, kad ten pasimokiau, tada pasikeitė ten tas. Ten pasimokiau, pasikeitė tas. Ta prasme, sunku labai suvesti, kas įtakojo pokytį, bet pokytis yra. Pokytis yra ir jisai toks kardinalus iš samdomo darbo į nuosavą verslą, į naujo visiškai formato verslą desertų rinkoje. Tai, sakyčiau, tie mokymai, jie duoda tokį, vienas dalykas, kai mokais, tai man atsirado daug lengvumo ir ramybės, suprantant per ontopsichologiją pasaulio reiškinius. O dabar turbūt duoda tokius orientyrus ir pagrindą, kuo vadovaujantis yra pakankamai komfortiška gyventi ir veikti. Tai tikrai tokie, net nežinau, aš jų visą laiką laukdavau, norėdavau, kad tęstųsi kuo ilgiau, man ten viskas yra labai įdomu ir aš galiu tame išbūti labai ilgai ir aš nepavargstu, aš pailsiu, atrodo, tose mokymuose. Tai tikrai, toks, net nežinau, visapusiškai man jie. Ir besimokant, ir po mokymų yra tas efektas. Aš, kai atėjau pas Rasą, tai Rasa labiau tikėjo manim negu aš pati. Ir man tikrai buvo labai sudėtingas emociškai periodas. Kai aš supratau turbūt, kad turi kažkas iš esmės keistis, nes taip, kaip buvo anksčiau, nebeveikia, nebeišeina. Ir kažkaip, man toks naujas etapas prasidėjo su tais mokymais ir su bendrystė su Rasa kitose projektuose. Tai man iš karto ateina tokia situacija, mano prieš tai buvusiam darbe. Aš ten turėjau gerą atlyginimą, geras pareigas ir labai neįdomų darbą. Ir aš galvoju, žinai, padirbėsiu biškį ir paskui jau, kai grįšiu namo, tai jau darysiu. Ir tada suprantu, kad jeigu darbe man sunku, tai aš kitose projektuose lygiai taip pačiai nusileidžiu žemyn su energija savo. Tai
Tai turbūt iš Rasos mokymų ir supratau tai, kad pirmoje vietoje yra žmogus. Tas pats verslas yra to žmogaus tęsinys. Tai jeigu tas žmogus kaip asmenybė nesivysto, nesimoko, netobulėja, neina pirmin, tai tas verslas tada toks stagnuojantis ir kažkoks, nežinau, užsisukęs tam tikrose dalykuose. Tai jo asmenybė yra viso ko esmė. Ir tie mokymai, jie duoda asmeniškai, man turbūt suvokimą davė, kad aš niekam nesu skolinga. Aš galiu būti dėkinga, bet neskolinga, aš skolinga savo. Įgyvendinti tai, ką aš noriu įgyvendinti, bet ne tai, ką ten, nežinau, kažkas kitas galvoja, kad aš turėčiau daryti. Tai ir turbūt irgi atsirado supratimas, kad jeigu kažkas mano gyvenime yra blogai, tai ką aš netaip darau? Ne tai, kad, žinai, ten tas nedavė, tas nepatvirtino, aš kažko savo nedaviau, aš kažkokį sprendimą priėmiau, kuris man davė šitą rezultatą, nes tai, ką turiu dabar, aš pasirinkau prieš tai. Tai va toks atsakomybė už savo gyvenimą, kad aš pati jį kuriu, aš esu už jį atsakinga. Aš galėčiau kalbėti, aš, žodžiu, esu ne vienam pasakojus ir yra kas mokosi paskui po pokalbių. Tai, man tie mokymai malonumas yra. Malonumas ir dovana tokia savo, investicija į save. To nemoko mokyklose ir to net nelabai, turbūt yra mažas žmonių ratas, kur tu gali tomis temomis kalbėtis iš viso. Tai man atrodo, kad tokie mokymai, ne visiems gal reikia jų, bet jeigu realiai nori pokyčio, tai va, ten yra ta galimybė, kur ir yra orientuota į pokytį. Jie realiai išmuša viską, ką iki tol žinojai ir supurto taip, atpurto tai, ką buvai prisirinkęs, kas yra ne tavo. Ir tokį, aš net nežinau iš tikrųjų, kaip pasakyti. Man, žinai, kas patinka? Patinka, kad tarp modulių yra mėnesio laiko periodas. Tu ten 3 dienas pasimokai, kaip ir supranti dalykus, tada grįžti į realų gyvenimą. Ir tada realus gyvenimas, tave irgi bando atstumti į tas vietas, kur tu anksčiau buvai. Nes, žmonės mėgsta ir patys turbūt nesikeisti, ir aplinka nenori, kad žmogus keistųsi. Tai tie kasmėnesiniai susitikimai duoda tokį palaikymą pokyčiui. Nes tave kaip ir užturbina, grįžti atgal, tave nori atstumti atgal, tada vėl nueini ir Rasa sukuria tokią aplinką, kurioje įmanomas tas pokytis. Tai vat, man turbūt pagrindinis dalykas. Nes kitose mokymuose, daugiau galbūt teorinių dalykų yra, daugiau pačio mokymosi, čia labiau eina mokymasis per praktiką, per patyrimą. Aišku, ir per žinias jų yra tikrai daug, bet miksas jų yra labai toks skanus. Aš anksčiau sprendimus priimdavau greičiau. Dabar aš esu linkus dažnai sprendimą palaukti, pajausti, tai kaip aš čia noriu ir neužskubinti jo. Tai nereiškia, kad aš tempiu laiką kažkaip labai ilgai. Bet aš kai nežinau, man anksčiau buvo labai baisu nežinoti, man reikėdavo žinoti. Tai dabar man atrodo, kad ta nežinia, aš suprantu kaip laiko tarpas, kur aš turiu palaukti, kad ateitų man supratimas, ką man reikia daryti. Ir dar kitas dalykas su sprendimų priėmimu, kad sprendimų priėmimai susiję man su veiksmu, ne su galvojimu. Tai aš pirmą darau ir po to veiksmo aš matau tolimesnį kažkokį kelią. Tai nėra, kad aš ten, nežinau, iš anksto kažkaip susistrateguojus, daugiau eina sprendimai su veiksmu taip besikeičiantis vietomis. Tai tas turbūt pasikeitė. Nes anksčiau, tarkim, dirbant organizacijose, dažniausiai ten susistrateguoji, susiplanuoji ir tada jau vykdai. Ir to flexibility, tokio lankstumo jo buvo mažiau. Dabar pas mane veiklose to strategavimo, jis kaip ir kryptis aiški, karts nuo karto grįžtu prie to,
bet nėra tokių labai suplanuotų daug dalykų į priekį. Tai labai reikšminga ir labai naudinga mokytis grupėje, nes mes savęs nematom. Ta prasme, man daug dalykų buvo, va čia prieš akis, bet aš nesugebėjau pamatyti. Reikia laiko arba veidrodžio gero. Tai va Rasa pabūna to veidrodžio. Bet lygiai taip pačiai veidrodžių pabūna ir grupė. Nes tu, žiūrėdamas iš šono situaciją kito žmogaus, tu matai, kas yra toje situacijoje, supranti ją ir tokiu būdu mokais. Tai kuo įvairesnė ta grupė, tuo tu daugiau situacijų gali pamatyti ir atpažinti. Ir tada, tarkim, tos pačios filmų ištraukos, kurias Rasa rodo mokymų metu, tai man irgi yra buvę, kad aš pamatau ir atpažįstu save. Ir tada galvoju, kodėl aš taip darau. Ir kažkaip, kai pamačiau, bet irgi buvo vienas filmas, pamačiau, grįžau vakare po mokymų namo, žinau, kad turėjau darbo, reikia prisėsti vakare, galvoju, viskas, mano galva tikrai neveiks. Ir ten tikrai nebus kokybės darbuose, prisėdau, galva kaip ryte, aš padariau, ten viską išsiunčiau ir kitą rytą be žadintuvo atsikėliau gal 5 ryto, kas nėra buvę ilgą laiką. Ir supratau, kad kai tu paleidi tam tikrus dalykus, kaip ten turėtum elgtis, atsiranda energijos, nes jinai pasidaro laisva. Tai toks realus pastebėjimas iš mano pačios gyvenimo, kaip pamatyti ir atsisakyti tam tikrų dalykų, kurie mums visiškai nereikalingi. Aš kai mokiausi, tai man atrodo, kad aš ne viena taip dariau, tikiuosi, kad ne viena taip dariau. Aš ją tiesiog persekiodavau, sakydavau, Rasa, pasakyk, ką man daryti. Ką man daryti? Aš suprantu, kad blogai, bet nesuprantu, ką daryti. Ir jinai bėgdavo nuo manęs, ta prasme, realiai spartindavo žingsnį ir eidavo tolyn. Ir ten nėra, jinai neduoda receptų. Jinai tiesiog sukuria lauką, sukuria tam tikrais žaidimais tokias, kaip pasakyti, situacijas, kur tu galėtum pats pamatyti. Nes tie mokymai ir yra, kad tu remiesi į save, ne į išorę. Ir tau neduoda recepto, tu turi jį pats savo išsirašyti. Tai turbūt šitas dar yra toks visiškai desperatiškas toks recepto prašytojas ir paskui supranti, kad nėra aplinkoje tos informacijos, pas tave, žinai, ir kad tau kažkas pasakys, tai vis tiek tu turi gyventi iki to supratimo, kas yra. Žinai, kai mes gimstam, tai vis tiek yra šeima, yra visuomenė, ten yra mokykla, klasė ir taip toliau. Ir tu toks tampi kaip ir grupės dalis kažkokios tai. Tai tas, man atrodo, yra suvokimas savęs kaip žmogaus atsakingo už savo gyvenimą. Ir tada, žinai, atsiranda, kur, ta prasme, kaltina kažką, nežinau, valdžią, ten, nežinau, tėvus, mokytoją, dar kažką, bet čia, ta prasme, tu esi atsakingas. Nes labai lengva iš tikrųjų kaltinti kitus. Bet tai nekeičia situacijos. Tavo energija išeina kitur visai.